Sveiki, keliaujame toliau su Biblija, su pranašingomis šventojo rašto eilutėmis. Tikiu, kad šios eilutės, kurias vėl atsiverčiau tiesiog ryte melsdamasi iš Jeremijo knygos, jos bus kažkam svarbios. Nes jos svarbios ir man, jos svarbios kiekvienam tikinčiam. Tai bus Jeremijo knygos 31 skyriaus 31-35 eilutės. Pats skyrius labai gražiai vadinasi kvietimas sugrįžti. Tačiau iš tikrųjų šios Jeremijo knygos eilutės bus apie pokyčius. Apie tai, kad ir viešpats yra pokyčių dievas. Ir vėl skaitysime Bibliją. Iškart ją komentuodami. Na, o jeigu jūs norėsite, jūs patys galėsite atsiversti tas Jeremijo 31 skyriaus 31-35 eilutės ir patys dar kartą jas pasiskaityti ir pamedituoti, pasižiūrėti, ką jums jos sakys. Tikėkite manimi, ateina dienos, tai viešpaties žodis, kai sudarysiu naują sandorą su Izraelio namais ir Judo namais. Labai stipri pradžia. Tikėkite manimi, sako viešpats. Ir tai yra mums, visiems krikščionims, visiems tikintiems žmonėms. Apie tai, kad ateina naujas laikas, ateina nauja diena. Ir tas naujas laikas yra kiekviena diena. Kiekviena diena yra tas naujas laikas. Ir kiekviena diena mums gali būti, kai viešpats sudarys tą naują sandorą su mumis. Su mumis ir vienais, ir kitais, ir tikinčiais, ir netikinčiais, netgi galbūt ypač su netikinčiais. Nesako su Izraelio namais, su Judo namais, reiškia su įvairiais žmonėmis. Ne tokią sandorą, kokią buvau sudaręs su jų tėvais tą dieną, kai paėmęs už rankos išvedžiau juos iš Egipto žemės. Čia kalbam apie tai, kad tada, kai viešpats liepė Mozei, pašaukė Mozę į misiją išvesti žydus iš Egipto vergijos, jis irgi buvo sudaręs tam tikrą sandorą. Bet Mozė juos išvedė iš Egipto vergijos į pažadėtąją žemę, pats net nepasiekęs pažadėtosios žemės. Kartos pasikeitė, tuos keliasdešimt metų keliaudami per dykumas į pažadėtąją žemę, žydai murmėjo ir burbėjo, net kartais pykdami ant Mozės. Ir štai viešpats sako, kad laikas pasikeitė, kartos pasikeitė ir jis sudarys naują sandorą. Nors aš buvau jų valdovas, jie sulaužė mano sandorą, tai viešpaties žodis. Reiškia, ta karta, ta praeities karta sulaužė tą sandorą, kurią viešpats buvo su jais sudaręs, su tais žydais, kuriuos Mozė vedė iš Egipto žemės. Pritaikykime tai savo. Reiškia, mes nuėjome kažkokį tai gyvenime etapą, kai viešpats buvo su mumis sudaręs kažkokį tai sandorį, kažkokią tai, sandorą. Ir mes galbūt sulaužėm, galbūt praėjom tam tikrą etapą, kažkas pasikeitė mūsų gyvenime. Ir štai viešpats sako, nieko tokio, aš gailestingas viešpats. Ir tai yra Senojo testamento, beje, Dievas. Sako, aš sudarysiu naują sandorą. Nes aš matau, kad tu pasikeitei, tavo gyvenimas pasikeitė.
Štai kokią sandorą sudarysiu su Izraelio namais, atėjus toms dienoms, tai viešpaties žodis. Ir tas pakartojimas, tai viešpaties žodis, rodo šios žinios svarbą. Įdiegsiu jums savo įstatymą, įrašysiu jį jiems į širdį. Kulminacinis momentas paaiškina, kokią sandorą sudarys. Viešpats su jumis sudarys sandorą, kurią jis jums įrašys į jūsų širdį. Tai atsitiko ir per Jėzų Kristų, per jo misiją. Čia yra daugybė tų sluoksnių tos viešpaties sandoros. Bet žiūrėkime čia ir dabar į šias eilutes. Tai reiškia, kad viešpats nori su jumis sudaryti naują sandorą, tą naują kažkokį tai įstatymą jums įrašyti į jūsų širdį. Įstatymą kaip tam tikrą kryptį, pagal kurią jūs gyvensite. Nuo čia ir dabar, nuo šios dienos. Taigi įrašys į jūsų širdį. Klausykite savo širdies. Tada aš būsiu jų Dievas, o jie bus mano tauta. Viešpats norės su jumis kalbėtis. Jis bus jūsų viešpats, jis jums tarsi atsiduoda, jis tarsi pats pirmą žengia žingsnį į jūs, į jūsų širdį. Tada nebereikės bičiuliui raginti savo bičiulį ar broliui savo brolį, pažinkite viešpatį. Visi maži ir dideli pažins mane. Tai viešpaties žodis, nes jų kaltę atleisiu ir jų nuodėmės daugiau nebeatsiminsiu. Kaip nuostabu. Ateina naujas etapas. Nauja diena, nauja pradžia jūsų gyvenime, patikėkite tuo, nes kiek kartų kartoja tai viešpaties žodis. Ir tai, ką jis jums pasakys į jūsų širdį, tai nebereikės niekam kartoti pažinkite viešpatį, nes jūs pats trokšite pažinti viešpatį. Reiškia, kokį tą įstatymą jis jums įrašys. Jūs išgirsite ir pats arba pati, bet jo esmė, to naujo įstatymo esmė bus pažinkite viešpatį. Jums įdės kažkokį tai troškimą per kažką. Tik jūs pats sužinosit, jūs pati tik sužinosit, kaip ir per ką viešpats jums įdės tą troškimą pažinti viešpatį. Visas kaltes atleisiu ir nuodėmių nebeatsiminsiu. Pagarbinkit už tai viešpatį, padėkokit jam už šituos žodžius, kad visos kaltės jums bus atleistos ir nuodėmių daugiau nebeatsimins. Ir dar gražesnė pabaiga šitų eilučių, kulminacinė pabaiga, kuri tarsi kviečia ir mus tikrai šlovinti ir garbinti viešpatį, kai jis toks dosnus ir toks gailestingas ir sako, aš matau, kad tavo gyvenimas pasikeitė, naujas etapas, nauji kažkokie tai darbai, nauji įvykiai. Atleidžiu tau kaltes, nuodėmę, sudarysiu naują sandorą su tavimi. Ir ką jis tada sako? Taip kalba viešpats, kuris duoda saulę, kad šviestų dieną, įpareigoja mėnulį ir žvaigždes, kad šviestų nakčia,
kuris pažadina jūros bangų šniokštimą, kurio vardas yra galybių viešpats. Štai tiek šiandieną viešpats mane paragino jums paskaityti štai tokias nuostabias eilutes. Tiek daug kartų pabrėždamas, kad tai viešpats kalba jums į jūsų širdį per Jeremijo knygos 31 puslapį, kad patikėtumėte viešpačiu. Jis sako, aš pats įrašysiu tą įstatymą, tą troškimą į jūsų širdis. Ir nuo šiandien prasidės jūsų naujas gyvenimo etapas, nauja akimirka. Kažkas nauja ir be galo gražaus. Jūsų širdis bus kitokia, nes jūsų širdyje gyvens viešpaties pažinimo troškimas. Taip kalba viešpats, kuris duoda saulę. Būkite palaiminti. Tie viešpats jūs lydi. Iki kitų susitikimų.